Labadiena, šiandien mamos Deimantės klausimas. Susidūriau su problema, mano mergaitei 7 metai, streikuoja, viskam prieštarauja, į visus klausimus atsako ne, visada bamba ir pyksta, nebežinau ir kaip reaguoti. Ir pačią labai skaudina, nors turbūt neturėtų. Atsikeliu ryte, šypsena plati, nešu princesei pusryčius į lovą, leidžiu dar pasivartyti, bet dėl jos tokio elgesio dažniausiai visa šeima per duris išeinam susiraukę. Gal galite duoti kokių patarimų? Iš anksto dėkoju. Su šita problema tikrai susidurėte jūs ne viena. Tai galiu paguosti, kad turbūt visi, kurie turi vaikų, anksčiau ar vėliau susiduria su labai griežtu ne. Ir visai nesvarbu, ar jūs rūpinatės savo vaiku nepaprastai daug, ar jūs rūpinatės mažiau, bet vaikai šį etapą turi išgyventi. Kodėl? Visų pirma, jie turi gebėti ir galėti pasakyti ne dėl vienos labai paprastos priežasties, nes gali. Ir vaikai pajaučia tai anksčiau ar vėliau, kad jie gali pasakyti ne, o jūsų reakcijos ir ypač kuo jos būna audringesnės, kuo jos būna stipresnės, kuo labiau jūs pasimetę ir kuo labiau jūs suirzę, tuo vaikui visa ši situacija yra įdomesnė. Ar ne? Be to, kad vaikas gali pasakyti ne, jis sako ne ir dėl to, kad taip jis jaučiasi kontroliuojas situaciją. Ne? Tada jam atrodo, kad jo žodis yra galutinis, jis priima sprendimą, na ir jaučiasi ganėtinai svarbus visoje šitoje situacijoje. Taip pat jis gali sakyti ne, nes nori nepriklausomybės. Kodėl aš turiu daryti tai, ką man sako kiti? Aš noriu daryti tai, ką aš pats ar pati noriu daryti, ar ne? Ir jums tai gali atrodyti nereikšmingos smulkmenos, bet vaikas taip įtvirtina save kaip asmenybę. Taigi, šiek tiek pakalbėjome apie priežastis, dabar pakalbėkime, ką galime daryti mes. Ar ne? Nes, iš tiesų, mes suaugę būname ir suirzę ir tai gadina mums gyvenimą, kai vaikas nuolat sako, ne, atrodo, šitiek stengiamės, darome viską, kad mūsų mažosios atžalos būtų laimingos, o grįžtamasis ryšys yra griežtas ne. Taigi, visų pirma, pažiūrėkite, kokia yra jūsų kalba. Ar nėra taip, kad jūs pati dažnai vartojate žodį ne. Vaikas ko nors paprašo, ne. Vaikas ko nors paprašo, negalima. Ir taip toliau ir panašiai. Ar ne? Tada vaikui tikrai gali kilti noras atsakyti tuo pačiu. Pažiūrėkite, kokios yra alternatyvos. Ne? Galbūt viena iš alternatyvų yra sakymas stop. Kita iš alternatyvų man nemalonu, kai tu šitaip elgiesi. Ar ne? Ar ne, negali dėl to, kad. Tai prasme, kad ne ateina su paaiškinimu, ar ne? Tai yra vienas iš būdų. Kitas būdas yra užduoti kitokius klausimus, negu mes apskritai esame įpratę užduoti. Ar ne? Tiesiog iš karto duoti vaikui pasirinkimo galimybę. Ar tu norėtum viltis geltoną suknelę ar žalią? Ar ne? Nes dažnai mes ateiname ir sakome, vilki šitą suknelę ir vaikas sako, ne. Ne? Bet duodami alternatyvą mes sukuriame pasirinkimą. Ir kai vaikas gali pasirinkti, jis jau nebe taip nori prieštarauti, ar ne? Lygiai taip pat kokius batukus man autis, tu gali autis šitos arba šitos, ar ne? Vaikas gali rinktis. Pasirinkimas iš karto nuteikia pozityviai. Pasirinkimas rodo, kad jūs norite bendradarbiauti ir vaikui tai yra malonu. Kita priežastis, kodėl vaikas gali atsisakyti kažką daryti ir sakyti ne, tai dėl to, kad tiesiog jam kažkas nepatinka. Ne, tiesiog elementariai nepatinka, bet yra dalykų, kuriuos reikia daryti, ar ne? Tada mes galime savo kalbą ir savo elgesiu parodyti, kad mums yra svarbu susitarti. Mes su kitais suaugusiais žmonėmis nepamirštame tokių, atrodo, paprastų žodžių kaip ačiū, prašau, atsiprašau, ar galėtum, man bus malonu ir taip toliau ir panašiai. O su vaiku mes sakome, eik iš kambarį, ar ne?
Ar mes taip sakytumėme kolegai? Turbūt ne. Mes sakytumėme, ar galėtume išsiurbti kambarį. Man būtų labai malonu, jeigu tu išsiurbtum kambarį. Net šiek tiek tokių mandagumo ir pagarbaus elgesio taisyklių kartais pritrūksta ir mums patiems. Vaikai labai mėgsta būti padėjėjais. Vaikai apskritai yra tokie, kurie nori mums suteikti malonumą, ar nenori, kad mes jais džiaugtumėmės, nori, kad mes jais didžiuotumėmės. Ir jeigu mes sukūrėme tokią situaciją, kurioje vaikas jaučiasi padėjėju, ar ne, jūs galite pasakyti, man labai sunku yra visą laiką vienai viską tvarkyti. Ar tu galėtum man padėti? Ir aš manau, kad jeigu jūs taip realistiškai ir iš tiesų, kokia ta situacija yra, ją nupieštumėte, tai vaikas mielai jums padėtų. Kitas dalykas, mes nuolat kalbame apie tai, kad nemalonu gyventi su surūgusiais žmonėmis, nemalonu, kai visi aplinkui pikti. Ar mato tik tai viską, kas yra aplinkui negatyvaus, tai taip ir su vaikais. Visų pirma, mes turime būti pozityviais, ar ne, ir liautis vaikams grasinę. Aš pati matau, kaip yra paplitusi tokia frazė, kaip jeigu tu darysi taip ir taip, tai tau bus taip ir taip. Ar ne? Jeigu tu atsikalbinėsi, tai nevažiuosi į gimtadienį ir taip toliau ir panašiai. Ar ne? O galima pasakyti, pavyzdžiui, kai susitvarkysi savo kambarį, iškart galėsi eiti žaisti su vaikais. Netrodo labai mažas skirtumėlis. Mes perinam nuo jeigu tai prie kai tai. Ar ne? Pirma yra grasinimas, antra yra pozityvi seka. Taip pat mums reikia išmokti būti empatiškais. Pasakyti tokią frazę, aš suprantu, kad tu nenori tvarkytis. Bet kai susitvarkysi, tiesiog kartais reikia vaikui paaiškinti, kad ir mes nenorime daryti tam tikrų dalykų, kad ir mums nemalonu ir yra normalu tas nenoras. Bet kartais reikia daryti ir tada, kai tu kažko nenori. Dažnai vyksta galių kova dėl maisto. Vaikas atsisako kažką valgyti. Aš iš savo karčios patirties galiu pasakyti, kad tiesiog reikia nepasiduoti, siūlyti, vis pasiūlyti, o gal pabandyk, ar ne, nes, visiškai pasidavus, turbūt vaikas ir nebandys. Kitas dalykas yra alternatyva. Stenkitės siūlyti vis tą pačią alternatyvą ir kuo nuobodesnė jinai, to geriau. Nes vaikui nusibosta nuobodi alternatyva ir tada galbūt jisai pradės bandyti kažką naujo. Šiaip iš tiesų reikia tokio būties, lengvumo ir šiek tiek net su humoru pažvelgti į tą situaciją, ar ne? Galbūt net kartais ironiškai kažką pasakyti, šiek tiek sarkastiškai kažką pasakyti, nepriimti to asmeniškai. Mes dažnai darome klaidą, kad jeigu vaikas pasako ne, o Dieve mano, aš tai dėl jo stengiausi, aš tiek čia dariau, o jis. Ir mums plyšta širdis, ar ne, mes verkėme kruvinom ašarom ir tai toliau ir panašiai, bet aš noriu tiesiog pasakyti tokią ganėtinai graudžią tiesą. Ne dėl jūsų čia viskas vyksta. Ne jūs esate ta priežastis, kodėl vaikas šitaip elgiasi. Vaikas taip elgiasi dėl savęs. Jis nori atrasti save. Jis nori atrasti save kaip atskirą individą, kaip atskirą asmenybę. Ir žinote ką, tikriausiai jisai tai šauks. Anksčiau ar vėliau, kai jau bus 18, tai tikriausiai taip nebesielgs. O gal kai 25, bet nesielgs, ar ne? Ir kaip pagalvoji, jeigu vaikas gyvena 100 metų, tai 25 tik tai ketvirtadalis, ar ne? Tai nėra jau taip baisu. Jeigu jums yra tikrai labai labai baisu ir tikrai dėl to labai labai išgyvenate, pakalbėkite su psichologu arba su pedagogu. Dažnai jie turi didelę kantrybę ir norą rasti sprendimus, tai galima su jais ieškoti sprendimų tokioms situacijoms. Neturi būti ne, kai mes kalbame apie saugumą arba kai yra visiškai nepriimtinas vaiko elgesys. Ar ne? Ir reikia nepamiršti, kad demokratija tai yra ne anarchija. Turi būti abipusė pagarba, turi būti supratimas, kad yra teisės ir yra pareigos. Ar ne? Nėra taip, kad vien tik teisės ar vien tik pareigos. Ir nepamirškime dar vieno tokio niuansėlio, vis dėlto mes esame tėvai.
Ir kol mūsų vaikas nepilnametis, mes esame už jį atsakingi. Dėl to nebijokite, tikrai nesužalosite vaiko visam gyvenimui, jeigu kartkartėmis pasakysite, suprantu, kad tau nepatinka, bet aš esu mama, aš esu atsakinga ir mano sprendimas yra toks. Ir dar jeigu norite būti super duper, tai dar paaiškinkite, kodėl jūs tai pasakėte. Bet tai pasakyti yra visiškai normalu ir tą kaip tėvai mes ne tik turime teisę, bet kartais ir privalome padaryti. Tai linkiu jums sėkmės ir kantrybės.